nes jeigu nori, gali darbą pradėti ir 6 valandą ryto. O Jėzau, grįžau pagaliau jau. Objekt. Ko prisikroviau gražią. Opa. Gerybių. Va. Išsikroviau laukan. Prisipirkau skydų. Palongės 2-3 skydą. Apvadukų beški. Išorinių kampukų. Apvadų palei lubas. Žodžiu, visą šmutą. Galvoju padaryti akciją, atrakciją. Kas atspės, kai čia yra kampi. Pinigų. Tu nors padovanos. Rulėk, aku nors bėsų žiūrėt. Pagalvosim. Buvo pavyzdžiau va toj rulėk šitas va, 8 metrų. Kaip tik porong. Galvoju, gal norėsit. Jo, tai žodžiu, buvau šiandien iš pat ryt metų Klaipėdo. 5 jau kėliaus. Išvariau, karočiui, iki Klaipėdos. Aišku, degalinė, kai kur pasimiau kavos, kol nuvažiavau. Apie 7:20 galbūt, dabar išpalaukiau, atsidarė parduotuvių, žodžiu. Prisipirkau apvadų ir parminę atgal į objektą. Čia jau seniai irgi jau bebuvot. Niek nematėt, kon mes čia turėjom pasidarę. Tai turėjom iškalį visur medinis dailylėns. Tokis praktiškai bešpuntis. Minimalus lobat ašpuntėlis, žodžiu. Škalpas yra lobas su balintom dailylentėm, jo šveistuvą įsudėti. Tai nedaug birai lėki. Čia reik longą susitvarkyti, dasibaigti tus apvadus sudėti, jau čia pradėjau. Apie duris veinas užsimečiau. Čia šitas apie kitas duris jau užsimečiau irgi. Čia paprastus tokius kampukus. 3 Žadėjim 4,5, bet kainelį kosmenį manėm nustebin. 19 eurų už veiną štongą nudažyti, 2,40 rodos ilgios. Kosmos, beveik 20 eurų. Tai šitas 3,3 kainavo kažkas apie 11 su kapeikom gal. Žodžiu, tai kosminį kainą, tai įmiau, kaip sak, minimalę, kad uždaintum viskon ir kad neišauginti tos didelios kainas. Tai ir lubinius apvads paėmiau pačius žemūsius ir pačius pigiusius. Lubinė faduka tokie šitas lenkti. Galės jau užmės taikytos tais. Gerai. Ką perzien atsipjaunė, atrodė vapad. Torteikti atrodo. Ir žiūri kertelė. O. Nendas spausti iki gal. Reik vos dulkelį patrumpinčių pos milimetrą, ką priek nupjauti. Nu, liktais nutrumpinau, kiek reikiai. Iškart užsidedum galą nefokusuončių akrilą beški, kad nesimatytų to pjūviaus patį, nes vis teik mediką nupjauni biški matos tą pjūvim siulėtai, su akrilu biški gražiau gaunas. Tas ten modestits krapštus. Klijaun grūtelis pripečias. Nu, tas kumbariuks irgi jau praktiškai baigtas. Ruzėtis sudėts, apvadą sudėti jau. Paprasti plastikinė apvaduka, laminatas. Ištapetaut, ten tokiai nustepimo matos. Nu, ne mes šitą tapetavom. Tai va tokiai paliek įdomus, tai pabraižymą. Nu, men žodžiu, bendro visumo atrodo neblogai. Neblogai, tai jau sutvarkys daton longą. Ir bus viskas. Lemputis įsukaišiuots, viskas. Ledelis, žodžiu. Sidėt palongį, aprengu ton longą dar ir su šituo galu bus pabaigta. Nu, lobas išsidažė lygtais normalia. Visai. Nereikių skrėplių, kaip saka. Reikių brūdų. Apart biški pačiapinėtų čia pilėm, to nėra. Čia gal pravalyti. Šiaip neblogai viskas. Nežinau, kai kan įtelkim laiką. Žodžiu, esam pasidalinti objektas su šiai modesto objektas. Tas kambarys į modesto objektėlis, va aš tur savo. Tai nebėni beštai katutė. Po saloną neišakinė. Smagiausias dalis, tvarkumės jau. Reiks da čia tik apvadas laukinsis sėdėti. Ir bus viskas dan. Čia ir pabėški rušiaunus viskon. Šlaunų, kraunų, žodžių. Valaus.
Ir bus kaip ir baigta, apart su laukiniam durim, da iki gal išlauk pusius įžaisti. Fantastic West Dainčinin. Judesi, nebuvau laipnį, kad niekur nefilmuoti, o pavargau nordumai važiuoti. Žodžiu, džiaur, o ryto dar ant stogo lipt. Nu, kažkaip taip, paliksim tvarkingą. Čia malkas supjautas, čia šiukšlis sudėts. Prasišlaunam savo kerti, kad buvom okupavę. Nusivalom biškį ir vidus išsirbliauca, nes kumbarys irgi išsirbliauca, jau limps atjungiau, nebe iš visos, nes nepajungi dar apšveitim. Ten jau tomsi, kaip sak, naktis. Tai čia susitvarkėm. Iki gal praktiškai viskam surūšiavau, kas paseinius. Kilimuką sudėti, liku čia, fadokų čia. Žodžiu, viso. Vos nepamiršau korkų sudėti. Būčiau paliks kiaurymės. Čia, kad duris dėjo, tai makrūks privariau keikiai, nes tas riems įsiu iš čia vidursi, galvoju, čia kiaura visk šals. Tai taip, nepagailėjau šitas, va, iki pačia šitas. Hopa, paliktam metriuk. Čia biškai įsipučia toliau, nebenį pūstinės ir su tokiom tarpsai, nes tas riems, nu nežinau, bus ką bus. Nu, Mūdė sakė, irgi darytum tokią padok pasavis. Tokį pagilintą į apačią vadėlį. Jei nenusispardys nieks, nenusidaužys ir išsiplauti patogiai. Šiaip geras variantas toksai. O kur tau saugos diržą, Modestai? Namus palikau. Čia vlembački. Nepadirtim su tą saugos diržas, kiek čia reik londžiuot per tus tarpus vis. Nes dabar šokinėjam iš gal į gal, kaip sak, lyginamės santvaras. Tai veina posė jau. Čia kaip ir susitvarkėm. Tai jau biškai maždaug parodys. Žodžiu. Išsiteisinom ten viskom pagal gulščiok, matos makarons ir uždėts. Galą pasistatėm irgi pagal gulščioką, kas stovėtų. Susirišom, sakykiam, tom perdengėm, lubas, kaip čia pavadinti, nežinau, nu santvarą apačių, žodžiu. Irgi dvi eilis prasimetėm lintų ir kiekvieną gegnį susukom pagal atstomą. Pasimataunam čia, žiūram, ar viskas mums sutamp ir tada statom atstumus jau čia, kad nieks niekur neklibėtų. Žodžiu, susitompėm ton veitą visą. Ir paskiau jau balik tik tas dar per vidurio, kad statyti gegnis, kad stovėtum teisę. Čia nežinau, kokias stebuklingas būdas, bet nikumet pagal matmenį paskiau nieks nebatitink. Tai vis laiką išakeis. Aš jau paskiau atsistoju, ištuliau ir žiūriu, kad stovėtų teisę tą gegnį. Nes anas buvom vis laik pasiraičius kaip teisybė ir ten statai matmenį atrodo, kad daug baisiau negu kad pastatyta, kaip saka, išakytės. O dabar einam kietą posį pradėsim lygintis jau. Lentas užsitraukiam. Va, lentutės pramestas. Esam ant step įsprengę nuo sienos iki sienos, kad neturėtum tos antvars to judėjim, kas susisuks. Tai atsiriam visur čia štas, va, pripatseinėks irgi yra. Oplia. Dauž to, dėl to. Bet ar tu pagausi? Nu, pabandyk. Nu, davai, gaudyk. Opa, o. Opa. Davai, da. O. Neskrendans. O, ant savo kaip konsidėnis. Atsisėdis. 60 ir veins čia bus. Tai va, aš matau, nu žodžiu čia matmenukus, nukupitaičių. Komodas ten, tiesiog pasilipau, ką parodyčiau čia. Tai galą turėjom išsirikiavimo pagal šniūrą visą. Pasitraukėm šniūrioką, irgi taip pat su pakaištukas, o geltonas. Ir kabutume su žaidelė lygiai kaktą. Dabar reik tik tas čia susitvarkom, tada čia vein makaronai irgi taip pat analogiška kaip kito pusė. Visko negulščiok, per centrą dar susitompom ir bus redi beveik. Nu, einam lyginti gegnaičių. Kažkur nuo gatvės posį pradės. Nežinau, iš kur matys, tai jau bus žiūrėti.
Žaltik ateisė. Geras gyvatins mod. Nu gerą, žiūriu dabar, nu tau pas jūs ir sakykit, jie bus teisė. Un savis. Aha. Gerai. Čia sunkiai jų matysės. Don un savis. Am gal nu čia geriau matyčiau. Nu tuo mišlyną pasilėpis. Nu, nežinau. Gal susisoks į čia. Ten toliau kapiteisė atrod. Gal nieko, palauk. Palik, te prisok. Na gerai, paskiau gal kaktein kapdėsiam da beiš pareisiam. Į priešink posi. Ką? Ne, versija gera, pats gal čia montas, kur kaktą tvirtinsės. Per kokį 1,5 centimetrą jau čia nusinešsi gatvį. Turėtum matyti. Iki pagalę gera, jo. Ta, gal bėški un kaimynų. Jo, čia lyginam tokiu būdu. Nitep, ten ta vėl pačiam viršau tas 3 metris, kurį visas toks kersas ir va, čia ir vis iškumpis. Sak jaučiu. O tep, žodžiu, į vargsams, ką čia pagal matmenį, niek čia nepastatysies, ta pagal matmenį gaunas švis gyvati iš tos antvars, tai atsileidi ir išakiai sutumpa į vsio. Vo, koks santvarinis štogas. Kiek. Pagaliau išsitompėm. Susiriktavom viską taip, kaip turbūt. O, prisipėriau makaroniukų, braižumės lėnystė ant gegnių, reiks susišaudytus pagaliukus prie šonų ir padaryti tokius blokingus tarp gegnių. Plans buvo, kad uždarinėti iš tos medienas, čia kur ir tuos intarpus dėti, bet, nu, mano akim biški per prašmat negaunas su tokį medien daryti intarpus, nes, nu, čia nepoveino terek, o į aukštą rek veins 2-3 relės sudėti. Tai mes nutarėm, kad prisišausim prie šonų pagaliukus ir atsivežėm 4 USB plokštis, tiaušant su išilginėm čirkšt, persipjaunu, susipjaustom kokias gabaliukas ir sudėsim į tarpus ir bus visi tarpo stabilę uždaryti ir greičiau ir pigiau negu sutaštas brongi medien, nes čia dėtus intarps veinum kėta, klijau ten sokti varštų daug, klijų laiką labai daug, tai manom, kad su plokšti bus tas pats efekts, greičiau ir pigiau da. Žadėjo vėti pasiimti. Išilginis galvoj pasijung su gretai, susipjaus. Bet kol aš šansai įsitrauks, lauk reikpos mašins iškraut, nes ir užkraut vis daiktą. Sakau, čia neturėjom kur ko pasidėti, viskas mašinų te, bum, iki lubų. Prištabeliaut, tai pasitelksim į pagalbą savo ožiukus, pasidės ant ožiukų ir susipjaustys. Bus 4 plokštę reik iš ilgo perpjauti, tai bus ledelis. Šilta. Tai jo padaus. O, gera, kad turėjom ronkinis, išilginis. Bosch. The power of Bosch. O, the power of Tiep. Fantastika. Tiunkt, jokių šlangų, jokių nesąmonių. Dava čia pankaliuotum ton šlangą, kaip grilanda kelnotumis. Šitą. Teaukštusi kabina ir reikia toliau. Nu. Galėsime pasipjausti į plokštis. Bet reik man pakraut, kad žemyn. Da įdėlė.
Dvi padalas. Gal atpjausiam, kur nors dviejom padalom. Oplia. Oplia. Pasimatuokime 55 centimetrus. Apa. Ten 5 čia per vidurioką. Ir prie galo dar 55. Šast. Į kišenių viskon. Opa. Opa. Gilių reik pasižiūrėti, kur reik pasidaryti. To nebūtų per daug. Manau, bus pats tas. Viskas, šiandien šlapia. Šlapia, liūdnais. Jo, gali gegnis prisišaudyti iš karto. Aplia. Вот такие вот дела, žodžiu. Prisipjaunam plokščių ir galėsim šaudyti į visur čia į tus viršus. Va taip, tokie reikaliukai. Kiek kapuikia. Uždarinėjam tarpukus jau. Bum. Aš kapuoju davo plokštį. Pagal matminku įkreki tarpus. Po 5,5, sakykime, čia praktiškai visurian. Taip jaunu ir uždarinėjam galus. Žiaurė gera. Va, kaip puiku bus. Viskas gražiai uždaryta. Tus tarpuk čia gal paskiau užpūsti, šiltinant, nes vis taik šiltinsės visas eins. Bet į intarpus reikėtų susidėti. Ir paskiau čia dar turėtum dėti sveiną plokštę. Parodyk, Modesta, kaip to užsidėti davėm plokštį. Na, ventiliacija. Va taip, šitą užsidėdavėm plokštį, gaunas kaip vėjaus reflektorius, kaip čia vadinams, kad nepustytom apšiltinėm sluoksniaus, kaip užsipūščia visą tą perdangą. To ir susidėti. Va tokie mes dabar čia iš karto nedėsiam, nežinau, nesam susitarti to darbą daryti. Įtraukti matyti tik tas, kaip sak, galų uždarimą. O tuščia gal belė kada, kaip sakiau, susidėti makaroniokų prisisukį čia prigegins, pukšt plokštelį, užstatė, prakišai lauk, kai kreki ir fantastika, kaip sak. Bet čia jau prišiltinant gali pasidaryti tus darbus. O dabar, kad būtum patogia, kad nereikėtum vargti, paskiau iš laukų posis, kol turėm progą, užsidarom iš karto tus tarpus, kaip sak, prieš pradedant daryti stogą. Mes esam matinę vein stogą, kur žmonės nesusidėtų į intarpų, ten pakelton polistirolį, paskiau iki tos plėvelis iš kondžio, kaip šunis su nagas išdrask. Tom polistirolį atrodo tragiška, kaip sak, tas vaizdėlis toks, tai geriau iš karto pasidarė tep, turi, kaip saka, normalį iki kur prisipjauti polistirolį tvarkingams, polistirolis tor priko prisiklėjauti ir atramą tor nepalikti, pos metrą kažkur išlindus tarp gegnių, be klijų į beniekį, tik tas palei šoną gegnis su makroflex papūst, nu, kažkoks tai tragedija gaunas, čia šiuo atveju išves praktiškai nebūtum koronos užpūstos gegnis tik palei patį virštonį jaustelių užpūtė su makroflex, nu, bet ten tas polistirolis tep nesilaikys.
Tai mes padarom pilną atramą, kad klijausias einas, bumt, čia klijukų, polistirolis gražiai pukam, palei stogą laipsnių užsipjaus ir bus fantastika. Kapten Modestas sako, ne juk. Sako, blėd, viskas yra šūts išskyrus myžal. Tepi čia. Pjoviau. Ikon. Su šlapa bušiuks į nabipjaun. Atrodo, ni to vandens, niek normaliai negau. Pakeičiau batareiką. Į nebepjaun, žodžiu, sustoj pjauti. Dievo atgal ton original batareiką, raudon limpelius įdeg indikatorius ten į batai. Reik palauk, gal pradžius beški. Tai dabar jau vis tiek pjauti, o sumakyt. Nu kam tu rasi, paprastas agregats. Pasiėmė, įpjaunys pakainę be jokių bajų ir be jokių indikatorių, įda visokių nesąmonių. Čirkš, tą surėžė iki gal, aišku, teisomų jau nebeleik, nes liniuotis nem pridėti. Arba turi turėti adapterį specialų, nu, bet žodžiu, yra kaip yra, batareikas ten slepas nuo lietaus vis, kad nesušlaptų, kad netrumpintų, bet vis tai kažkudie. Norėks pabandytų jau įsimės batarikų, gal atsigau žaltis. Nu, išsitraukiam ton bošiuką, kas anam čia nepateka įdomia maniai. Nu, davai statom batarkę. O, taip čia. Niznuoka, o, šitą raudonaun. Teks pasiskaityti, kon reištas raudonas indikatorius, bet, nu, kad čia nieka nelyn, konunčių, 5 lašus gavo. Į baigės tipo pjojimas, ant toks jautrus tipo. Nežinau. Nelauka darbams. Aišku, skirts įronkis. Galėtum į laukį naudoti, bet pasirodo per lietų nelabai. Nu, o vien pusiek ten uždaryta jau. Dabar uždarysime čionais. Paliepkiam ant tų kupetaičių ir galėsite iš lauką posis jau persistatyti stalaž, nes 10 sykienų tumpyti nesinori irgi tų stalažų. Ak, savo Modesta, kad tu gražiai dirbi. Fantastik. Va, padok man da vienos gabalėlį. Va, čia nais paskiau prisisuks makaroniukas. Ką reikės, tos plokščius nedakelam iki galo. Nemodės, kad įrodė, bet biškaiškiau papasakos. Ir va, pasidarys šitep, kiek reikės, pralys, kaip saka, į lauką, už apšiltinamui sloksnį, tas vasbaks, kai reikia vėdų prasikiši žodžiu. Ir susiformauni tokį ventiliacinį tarpą, kad vėdintus šitą palėpį, nes čia bus šalta palėpį. Toks ant viršaus, čia bus ne plėvelė. Čia užsidės MPP steiko plokštis ant viršaus susidės, tai suformaus normaliai ton gražų tarpą, tik tada ant viršaus dėsim jau difuzinį plėvelį. Žodžiu, tokį strategijai. Gražink plokštę pasiimk. Baigam susisokti, galėsime atstatyti stalažą iš lauk pusį. Ką trumpos perm statysi? Aš gal ten, iš ten tos pusės, nukėjim. Čia tu stalažą pasistatyti bus reikalų tam. Brusginį. Neįsivaizduon. Žiaurumėlis. Čia su tas tokias dirvožėmės molinas, nu bet kažką pasistatysiam. Nu bieškių užvargom. Kol sugalvojom, kaip stalažą pasistatyti protingą. Tai iš visokių likučių, kas slaidės, pasistatėm toks paaukštinimus, susirišom tarpusavė. Ir dabar jau galės normaliai darbautis. Pristvirtinsiam stalažą, prisėjins, kad neklibėtų dar. Bus ledai. Galės padorę, kaip sak, vakščiuoti, laipiuoti. Nereiks bijoti, nes čia 2 aukštų statyti. Labai nepatogia. Pusantrėn kažkokį stalažą pusinių neturiam. Tai į tefis ar košis tešlas, tai dabar bus geriausias variantas. Ačiū. Viešpatėlio, kiek čia gėrio privežė. Steiko Universal. 1 paletė, 2 paletės, 3 paletės.
O bus darbelį. Dar vienas meno kūrinys beveik padaryts. Nu reikalų. Daugiau negu kapos dainos vien stalaž statėm, su tuo kištas surinkim stalažą. Eina savo. Kosmosenko, nes ko mes šiandien pasidarėm rale. Susidėjom čia plokštis ir antro pusėje plokštį stalaž statomės. O dabar jau čia vyko iki 3 valandą dainos. Nu į viskas šiandien mūsų tas 5 dienas. Peršlapom kapilutę. Važiuot namie, užteks darbauti šiandien į savaitgalį, kaip sakalėm, drūžinti. Matys, da gal užsoks iki Mančiaus galvoj parvažiaunam, biškai anksčiau, kadangi mes smūdės baigam, tai bus kelis minutės, kaip sakla, išsėsnis iki vakar. Užsuksim gal pas Mantuko į svečius, kaip tik šiandien pradėjai naują projektą. Tai žiūrėsim, ko mums gerai. What you say? Ai, tu šypsas? Man trūkst video pabaigos, man ir sakiau, pastais užsoks, padarys video pabaigą. Kaptas per lic. Negau technis. Neišsilaikau. Voba, piln prikabel beveik. A da turite medau? Nu, primetė čia, tu geriaus, nemaža. Eina sau. Jau ko į to į? Ko į to į, jo. Šakalių į sneigą. Selas sneigą. Selas sneigą. Sak dinga, vais balts linijas pusel koncert stadione, ne? Jau žina, ką reik radį priteldyti, ne? Aha. Ką negaučiau? Bana. Kokio bunkėjai. Sako, čia gražia. Ungrindų jau nebliup. Ne, jau ungrindų gal aš nebliups, nes nenori išnerti į apačią. Įkoptas perdingėm sunku laikos. Unseinas ant raudonos plyts. Unseinas ir ant raudonos plyts, ne tai prasta, ne? Prasta į tik teisoms iškita. Galvoju, nersu, galvoju, kad rankombarį nersu. Nu jo. Ai čia reik perspėti, kontentą žiūrėtojus čia į tas maklevins, nežiūrėk, čia ne mūsų darba tie. Čia mes tvarkysim tik tą visko. Stadijai pirmir įsinaikinti perdingėm, įsusirinkti naują perdingėm, kad turėtumėm kur vakščiuoti. Ir tada reikės čia viską sutvarkyti. Visą bardakilton ir viskas sekus. Opa, nu žodžiu, linksma tu čia, linksminys. Čia nešok. Aha. Čia. Junglau kamerą, kol nenubildėjau į apačią, žodžiu, davai visi. Stovam su manteliu, sprendam dėliam, ką preks čia. Suremontuoti viską. Dar vis pakolkas neten normalių minčių į galvą, kad neišgriauti vis stogai, kažką apsitumpyti, viską tas stygas normaliai perdėti. Čia ton įlaivės performuoti iš naujo. Nes čia irgi netaisyklinga, visiška surinkta įlaiva. Kažkap tep šitas, žodžiu. Galvosūkiais rebusas. Kon tu saka? Bus ledų krūvų kažkada. Bus kažkada ledų krūvų, jo. Bet po kol kas da iki ledų krūvos reik biškį palaukti. Tai valiaudi, žodžiu. Tokia šita gaida. Dabar jau tikrai atsisveikinu. Ir iki sekančių kartų. Iki.